Jei manote, kad magnetinės juostos ar vinilo plokštelės yra seniausios garso įrašų laikmenos, klystate. Susipažinkite su diktofonų protėviu. Buvo dar senesni dalykai ir toks garso įrašų protėviai yra fonografo voleliai. Jie buvo daromi iš vaško arba ebonito, štai panašiai kaip plokštelė, va čia matosi įbrėžtos linijos. Tokiuose voleliuose yra išsaugoti balsai, kurie skambėjo, dabar jau drąsiai galima pasakyti, prieš 100 metų. Daktaras Jonas Basanavičius pamatęs, koks puikus dalykas yra tas fonografas, pasistengė, kad Lietuvių mokslo draugija įsigytų porą volelinių įrašymo aparatų ir nuo to laiko dar iki pokarį profesorius Zenonas Slaviūnas yra padaręs paskutiniuosius įrašus. O kiek turite tokių volelių savo kolekcijoje? Jų turėjo būti nemažai, bet per porą pasaulinių karų ir per visokius kraustymus daugelis tai sudužo, tai kas nors atsitiko, kai kurie voleliai rūpestingų darbuotojų tikrai buvo apvynioti vata, kad jau jie krisdami nesudužtų ir kas nors, ir kas atsitiko, juos pelėsis tada jį paėdė. Liko nedaug, 117 galbūt, apie 120 volelių, bet mes jau nebeturėjome aparato, kuriuo galėtume juos prikelti, tuos balsus. Vis dėlto niekada seno gero daikto nereikia išmesti. Visada gali atsirasti galimybė, reikia tik tai jos palaukti, išlaukti. Ir štai mūsų kolegės pasinaudojo progą aplankyti vienos fonogramų archyvą. Ir štai ten joms iš karto kaip obuoliukas prinokęs į rankas supažindino su inžinierium Francu Lechleitneriu, kuris darbavosi tame archyve ir pats sukonstravęs yra aparatuką, kuriuo galima išvalyti volelius ir juos pervesti į kompiuterinės laikmenas. Fonografas yra mechaninis, prisukamas rankenėlė, visas tas mechanizmas. Ant vėlenėlio užmaunamas volelis ir čia įdedama adatėlė. Principas kaip ir vinilo plokšteliai, žmogus kalba arba dainuoja į garsiakalbį, prisuktas aparatas suka vėlenėlį, o adatėlė įbrėžia atitinkamus dažnius ir mes turime įdainuotas arba įpasakotas tautosakos dainas, pasakas, įvairius kūrinius. Pasiklausykite iš praeities prikelto, gal ir dundančio lyg traukinio bėgiais, vieno pirmųjų Lietuvoje garso įrašų. Prašau melodau tėvo, lygas notėv, prašau melodau tėvo, lygas notėv. Neškėlė išgėlių marelio, neškėlė nuo balso akmenio. Un ateina tikrojo matulė, un ateina tikrojo matulė. Prašau melodau matulį, kad iškel, prašau melodau matulį, kad iškel. Neiškelė išgėlių marelio, nenukėlė nuo balso akmenio. Un ateina mėliulis jaunačiai, un ateina mėliulis jaunačiai. Prašau melodau mėliulį, kad nokėv, prašau melodau mėliulį, kad nokėv. Gailiškėlė išgėlių marelio, tai nokėlė nuo balso akmenio.